Toliau laidoje svajonių sodai, kaip paruošti sėklas sėjai ir daigus auginimui šiltnamiuose. Mūsų laidos konsultantė, parduotuvių tinklo Žalia stotelė specialistė agronomė Eglė Petkevičiūtė patarė neskubėti nešti daigų į šiltnamį, nes šį permainingą pavasarį dar galime tikėtis įvairiausių orų. O kol kas svarbu tinkamai paruošti šiltnamį, išvalyti jį nuo bet kokių ligų sukėlėjų likučių. Taigi, kuo ir kaip valyti, klausiame Eglės. Iš rudens nusiravėję ir išnešę viską iš šiltnamio, pavasarį galime rasti sužėlusias naujas žoles, tai vėlgi reikėtų greitai nusiravėti tam, kad neliktų augalinių liekanų, o tada jau nepamiršti valyti šlapiuoju būdu polikarbonato, plėvelio ar stiklinės dangos, kadangi temperatūrų skirtumai yra dideli, drėgmės šiltnamį vis dar užtenka, garuoja, o ten, kur drėgmė, ten ir grybinės ligos. Tad pirmas darbas, kurį reikėtų atlikti, tai yra nusiplauti sieneles ir pagal galimybės jas nusipurkšti fungicidu, taip sumažinant grybinių ligų užkretimo galimybę šiek tiek vėliau, kai augalai vegetuos ir pradės derėti. Kada visą tai padaryti ir išgelbėti nuo ligų bus gerokai sudėtingiau, reikės naudoti cheminės medžiagas, kurių nesinorės naudoti jau derant pomidorams ar agurkams. Mano rankos yra previkūras, gana universalios paskirties fungicidas, skirtas purkšti augalus nuo grybinių ligų, bet puikiai suveiks patogenų naikinimui ir ant paviršiaus. Jo veikimo pobūdis yra kontaktinis, todėl kruopščiai nupurškite ne tik visas dangas, bet ten, kur ir gali būti užsilikusių sporų. Tai yra visi užlenkimai, ypač jeigu paliekat parišimus, juos taip pat reikia dezinfekuoti, duris, langinės, viską taip, kad kuo mažiau tų ligų sukėlėjų liktų. Na, o jeigu nenorite naudoti pesticidų savo šiltnamį, tada reikėtų rinktis žaliąjį kalio muilą, kuris yra gana natūralios sudėties ir tinka naudoti tiek paviršiam valyti, tiek vėliau ir augalus apdoroti. Taip turėsime šlapiu būdu nuplautą švarų šiltnamį. Taip, o dabar dūmadėžės yra, tabletės yra, ar ne? Ar jos visiems šiltnamiams tinka? Taip, Aušra, parodysiu tokią dūmadėžę, kuri tinka visiems šiltnamiams. Česnakų dūmadėžė, kuri tinka ne tik dabar, kol dar nieko neišsisodiname, bet ir augant augalams. Tai toks šiek tiek alternatyvus būdas nuo visų purškimų, kada galime palikti dūminti šią dūmadėžę 2 valandom, tiesa reikia viską užsandarinti, net kai jau daigai yra ir pastebim, kad galbūt pasireiškia grybinės ligos. Tad tikrai rekomenduoju išbandyti, tai yra natūralaus česnako aliejaus pagrindų pagaminta dūmadėžė, labai efektyvi, jeigu šiltnamyje pamatote pirmuosius amarus, baltasparnius. Dėl to, jeigu turėjo čia problemą ir pernai, tai prieš išsodinant daigus labai pravartu tai padaryti dabar, tikrai labai padės. Turintiems seniau įrengtus šiltnamius labai dažna problema yra samanojamas šiltnamiuose. Taip nutinka dėl keletos priežasčių. Visų pirma, galbūt šiltnamis įrengtas seniau, ten, kur buvo saulėta, medžiai, krūmai užaugo, gyvatvorės mūsų žalios didžiulės ir trūksta saulės šviesos. Žemė suplukus, rečiau ją netaip giliai perkasam ir dedasi samana. Tai būtų geležies sulfatas, kurio tirpalą pasiruošus 100 gramų į 10 litrų galite sulaistyti arba supurkšti visą dirvą. Samanos labai greitai nuruduos ir jas tiesiog ar nurinksite, ar išgriebsite iš savo daržo ir jos netrukdys, nes ten, kur želia samanos, augalai neaugs. Dar agronomė Eglė Petkevičiūtė patarė šiltnamyje atnaujinti dirvą, naudoti kompostinę žemę arba biohumusą. Ypač jeigu pernai šiltnamyje radote kenkėjų. Na ir puikios priemonės atnaujinti šiltnamio dirvai yra biohumusas, kuris yra gaminamas sliekų pagalba. Sliekai perdirba įvairias augalinės atliekas, taip įnešdami į dirvą daug maisto medžiagų bei suteikdamas jai puikią struktūrą. Toliau patarimai, ką berti į duobelę prieš agurkų, pomidorų ir paprikų daigų sodinimą.
Vištų mėšlo granulės. Visiems senai pažįstamos, bet galbūt rečiau naudojamos šiltnamy. Tai norėčiau padrąsinti, naudoti ne tik kaip trąšą, bet kaip ir priemonę gerinti dirvai. Taip įnešime ir maisto medžiagų. Vištų mėšlas natūraliai purena mūsų dirvožemį. Ar nereikia jo ištirpinti? Galima taip, keliais būdais. Kadangi šiltnamy drėgmės kiekis yra gana ribotas, turime stogą virš galvos, tai jeigu įterpiame, reikia ir gausiai laistyti. Galbūt tai darote anksti pavasarį ir esate prisikasę sniego į šiltnamį. Puikus būdas barstyti, galbūt lengvai sukasti ir taip įnešti maisto medžiagas. Kitas būdas - išbarsčius ir įtarpus gausiai laistyti arba ištirpinus sulaistyti. Tai vėlgi, panaudojimo būdų yra įvairių. Skirtingai negu kad lauke, šiltnamyje vištų mėšle esantis azotas neišsiplaus taip anksti patrešus gilyn į gilesnius sluoksnius, kadangi neturim lietaus, kuris ten išplautų, o kol augalai nepasodinti, tai tiesiog to šiltnamio ir neiname laistyti. Na, o iš anksto pasiruošus šiltnamį nereikia skubėti nešti čia daigų, kadangi didžiulė temperatūrų kaita dieną, kai čia prišyla ir pasiekia 30 laipsnių temperatūrą šviečiant saulutei, ir naktį, kai laikosi apie 0 ar net ir lengva šalna, kurių galim tikėtis net iki gegužės vidurio, galime spėti pasisėti greitai augančių daržovių, tai salotų, krapo ar ridikėlių. Tai ankstyvos ir greitai augančios ir greitai derlių brandinančios daržovės, ridikėliai, salotos ir krapai. Klasikų klasika, kuri tinka auginti ne tik darže, bet ir šiltnamy. Taip pat nepamirškit svogūnų sodinukų. Greitiems svogūnų laiškams mano rankose yra daugializdžiai svogūnai, kurie yra kiek didesni nei įprastas šturonas ar štutgarteris, kadangi jisai turi kelias šerdis, tad turėsite ir daug svogūnų laiškų. Na, o jeigu neturite laiko laistyti, dėl esančio kondensato galite tiesiog netolik polikarbonato sudėti, tai augalai bus laistomi natūraliai. Tai aktualiau tiem, kurie sodus turi ar šiltnamius ne prie namų.